Sveiki. Šiandien mes turime svečią. Tai yra Evelina. Tai Evelina, prašau, prisistatyk. Sveiki. Ačiū, kad pakvietėte. Aš Evelina Trukšinienė, advokatė, jau virš 10 metų. Dirbu teisinį darbą. Daugiausiai specializuojuos darbo teisės ir bendros civilinės teisės srityse. Tai dar kartą ačiū, kad pakvietėte. Ačiū, kad atėjot. Taip, tai tada prie klausimų. Tai Evelina, norėtume pakalbėti apie nuomą. Kaip apsisaugoti nuo tų nemokių nuomininkų? Nuo nuomininkų nemokių. Aš tai žinot, kaip sakau, neįmanoma nuo kai kurių dalykų apskritai gyvenime apsisaugoti. Pavyzdžiui, jūs galite būti prisirašę įvairiausių sutarčių, ten, nežinau, apsidraudę, ten dar kažką, bet jūs niekada negalite garantuoti, kad, pavyzdžiui, kažkas nepoks jūsų, neužkris plytą, čia neįmanoma tiesiog. Tai su nemokiais skolininkais, su nuomininkais, čia bet kurioje srityje visada yra rizika, kad atsiras kažkas, kas bus nemokus. Tai aišku, gal ten kiek, mes negalime realiai fizinių asmenų labai tikrinti, mes negalime jų kreditingumo tikrinti, nebent kažkokiais neteisėtais būdais. Tai aišku, gal ten teoriškai galima kažkiek pasidomėti iš sociotinklų, kaip žmogus gyvena, bet vėlgi neatspėsi, nes gali būti vienas vaizdas, o kitas visiškai kita piniginė visai. Tai aišku, ką daro, tai depozitais dažniausiai turbūt apsisaugo, bet su tais depozitais, irgi visi nori mokėti. Nemokėt visi pagrindė. Dažniausiai moka, nes žmogui, kai reikia būsto, jeigu būsto nuoma, tai jeigu jam reikia būsto, jisai faktas, kad darys viską, kad įgautų, tai tą depozitą sukrapštys kažkaip. Tai tas depozitas turbūt yra toks vienas iš tokių pagrindinių saugiklių. Ir tada stebėti mokėjimus. Aš tai galvoju, jeigu matai, kad nemoka, tai tada galbūt tą sutartį nutraukinėt ir tada čia atsiranda, kad sutartį turi būti labai griežtos sąlygos, kad kaip aš tą sutartį galiu nutraukti, prieš kiek laiko aš ten turiu pranešti, ta prasme, šitus dalykus reikia susižiūrėti. Mes kaip tik vakar ne preliminarią tą nuomos sutartį nesiunčiau klientam ir sako, kaip taip, Silvija, savininkas, jeigu yra išvardinta, kad nemoka ilgiau negu 5 dienas, vėluoja, ta prasme, kad ten gadina turtą, ir kitos visos sąlygos, kur apie nuomininko pareigas, taip. Tai sako, kodėl gali realiai sutartis nenutraukiama, arba prieš 2 mėnesius įspėti, kai terminas jau eina į pabaigą. Sako, kaip savininkas gali nutraukti per 10 dienų. Aš sakau, tai žiūrėkit, tai jūs nemokat, vėluojat ir jūs galit naudotis jo turtu, tai čia, sakau, turi greitai reakcija būti ir sakau irgi savininkam, kad jeigu nemoka, skambinat, važiuojat, ta prasme, turit reaguoti. Jo, reikia greitai reaguoti, aš irgi taip sakau. Čia, kaip žinot, su darbo santykiais irgi aš vis sakau, jeigu darbdavys nemoka, vėluoja, tai jau yra signalas, kad kažkas yra negerai ir po to gali būti per vėlu, žinai, tu būsi atidirbęs, o pinigų ir neatgausi. Arba ten tik dalį atgausi. Tai su nuoma taip pat, aišku, gyvenamųjų patalpų nuoma, jinai pakankamai griežtai pas mus Lietuvoje reglamentuojama, tik tai tiek, kad nelabai gal taip griežtai visi taiko ją. Šitus tai reikia susitikrinti su įstatymais, kiek mes tenais kaip nuomotojas prieš kiek laiko aš ten galiu anksčiausiai nutraukti tą sutartį ir visą kitą. Tai čia svarbu viską aprašyti. Bet aš, pavyzdžiui, pastebėjau, kad žmonės labai dažnai jie bijo iš karto skambinti ar eiti ir, tarkim, reikalauti, kad ten nemokat ir vis kita. Kažkodėl žmonėm yra nepatogu, man labai yra keista, kodėl. Tai čia gal iki kokių pirmų kelių nudegimų, žinai, kai bus pirmi keli nudegimai, po to suprasi, kad čia nėra ko būti nepatogiam ir tiesiog tai yra mano pinigai ir ar man tada tiesiog laikyti tą žmogų ir, nežinau, rizikuoti, kad aš neatgausiu pinigų, ar gal geriau man tą per save perlipti, žinai, ir paskambinti, ar tenais parašyti kažkokį raštą. Galų gale elektroniniais laiškais galima rašyti, gal netgi ir geriau, nes tada tu turėsi įrodymų, kad tu įraginai tą žmogų. Būtent. Skambinai jam, nes tie skambučiai, tai žinot, sunku po to įrodyti, ką tu ten sakei paskambinęs. Taip, geriausia rašytis, geriausia laiškai, SMS žinutės tos pačios. Viskas apie įrodymus gyvenime. Taip. Tai jeigu jums reikalinga pagalba su sutartim ar, pavyzdžiui, reikalinga teisinė konsultacija, gali drąsiai kreiptis į Eveliną. Jos kontaktus mes paliksime šio video aprašyme. Ir jeigu turėsite daugiau klausimų, prašom, komentuokit po šio video. Maloniai lauksime jūsų klausimų. Tai Turtas 365.